Dar vienas išskiriamas kultūrų požymis tai yra individualumas versus kolektyvizmas. Jis kultūroje rodo, kiek žmogus visuomenėje yra susijęs su individualiais siekiais, o kiek mąsto apie savo, nors ir mažą grupelę arba bendruomenę, jos interesus. Gal galite pateikti šito kultūros požymio pavyzdį kokį? Na, vaikinai, tai tikrai manau, kad galėtumėt. Amerika ir Lietuva. Krepšinis skirtingas? Na, būtent kultūros požymio aspektu. Daug kas sako, kad Lietuvoje krepšinis yra daugiau komandinis, labai atspindi pačią žmonių kultūrą ir jo sampratą. Tai jeigu Amerikoje krepšinis žaidžiamas daugiau pabrėžiant savo individualumą, ne, kiekvienas ten yra žvaigždė ir jisai nelabai rūpinasi komandos įvaizdžių, daugiau savo reitingais ir panašiai. Tai va čia vienas iš tokių pavyzdžių. Taigi, kaip sakiau, kad individualistinėje kultūroje labiausiai vertinamas yra individas, individualūs tikslai laikomi svarbesniais už grupės tikslus, individualistinėse organizacijose darbuotojai savo karjeros siekius laiko svarbesniais nei organizacijos tikslai, todėl individams svarbu turėti tobulėjimo galimybės bei iššūkius darbe, kurie leistų išreikšti save. Ir noras išsiskirti iš kitų, visiškai save realizuoti laikomas viena iš individualistinės kultūros elementų. Individualistinėse organizacijose darbuotojai akcentuoja ne tarpusavio santykius, bet užduoties įvykdymą. Ir čia vertinamas greitas rezultatas, o ne ilgalaikio bendradarbiavimo teikiami privalumai kaip kolektyvistinėse organizacijose. Ir individualistinėmis kultūromis laikomos, kaip ir jau sakiau, JAV, Jungtinės Amerikos valstijos, Australija, Didžioji Britanija, Kanada, Niderlandai, Naujoji Zelandija, taip pat Italija, Belgija, Danija. Kolektyvistinėje kultūroje svarbiausia yra grupės interesai. Iš žmonių yra tikimasi, jog jie laikysis grupės normų ir taisyklių. Kolektyvistinėje kultūroje akcentuojama labiau grupė nei individas. Ir tai nuostata, kad grupės ar visuomenės gerovė yra svarbesnė už asmeninius poreikius. Organizacijos tikslai taip pat yra svarbesni už asmeninius. Ir stiprus priklausomumo jausmas reikalauja, jog darbuotojas būtų lojalus grupiai, vengti atviros nuomonių konfrontacijos, nes manoma, kad grupės nuomonė yra svarbesnė už pavienių asmenų nuomonę. Taigi, kolektyvistiniai kultūrai priklauso, kaip galvojat, kokios šalys? Kolumbija, Venezuela, Pakistanas, Peru, Taivanas, Tailandas, dar Singapūras, Čilė, Hongkongas. Kaip ir minėjau, kad paprastai kolektyvistinės šalys yra mažiau ekonomiškai išsivysčiusios nei individualistinės. Ir ryškus individualizmas pastebima, o individualizmas ryškus, jau minėjau, pastebimas Jungtinėse Amerikos valstijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje. Tuo tarpu Latino Amerikos šalis, Gvatemala, Panama, Ekvadoras yra didžiausios kolektyvizmo šalininkės. Reikia paminėti, kad kolektyvizmo šaknys glūdi šeimoje. Kolektyvistinės visuomenės šeimos saitai yra tampresni, vaikai ilgiau gyvena su tėvais, jaučia jiems didesnius įsipareigojimus. Ištikimybė grupiai kolektyvizmo savybė, kuri pasireiškia ir šeimoje, ir darbe. Kaip galvojat Lietuvą? Prie kokios kultūros priskirtumėt šituo požymiu? Individualistinės ar kolektyvistinės? Sutinkat visi? Na, kad yra tamprūs ryšiai, labai saitai glaudus su tėvais, šeimomis ir aplamai pas mus bendruomenės aktyvios. Jūs matot, kiek daug organizacijų ir darbas grupėse ir pagalba vieni kitiems. Iš tikrųjų, tai aš sutinku su tuo, kad Lietuvą galima būtų priskirti prie kolektyvistinės kultūros valstybių. Na, taigi kolektyvistinė organizacijoje neatsiejamas asmeninis bei profesinis gyvenimas. Čia teikiama pirmenybė harmoningiems ir sklandiems tarpusavio santykiams, todėl jos nariai atidžiai kontroliuoja savo kalbą ir veiksmus, kad neįžeistų ir neįstumtų į nemalonę padėtį aplinkinių. Kolektyvinėse organizacijose darbuotojai nesmagiai jaučiasi dirbdami su nepažįstamais žmonėmis ar užsieniečiais. Mes bendraujam, tarkim, kaip Japonija tokia neaukšto išsivystymo valstybė, man dar mokantis mokykloje teko girdėti, kad jeigu dirba gamykloje
susėdė vienas šalia kito japonas, jis gali dirbti 10 metų, tačiau nežinoti, koks yra kaimyno jo bendradarbio vardas. Taip, tai jie nebendrauja, jie yra suinteresuoti kiekvienas į savo asmeninį rezultatą. Tuo tarpu pas mus, kai žmogus ateina naujas į darbą, tai pirmiausia būna vakarėlis susipažinimo, jis priimamas į grupę, jam atskleidžiami to kolektyvo vertybės, požiūriai, jisai yra priimamas, na ir studentai lygiai taip pat, krikštynos įvairiausios ir tai tokia jau ta mūsų kultūra. Na ir tokiose organizacijose yra svarbiau tarpusavio santykiai, ryšiai, o tik tada yra užduoties vykdymas. Tačiau nors kolektyvizmo šalininkai nėra orientuoti į dalykinius santykius, tas pats Gertė Hofstedas teigia, kad jiems yra svarbu darbe turėti tobulėjimo galimybės, geras fizinės darbo sąlygas, galimybę atskleisti savo sugebėjimus ir įgūdžius, bei būti užtikrintiems savo darbo vietos išsaugojimu. Dar vienas kultūrų išskirimo kriterijus – tai kultūrų vyriškumas ir moteriškumas. Na tai paklausykim, kokie yra pagrindiniai požymiai tokių kultūrų. Minėtas kriterijus apibrėžia, kuriegi bruožai kultūroje yra labiau vertinami. Vyriškojoje visuomenėje dominuoja aišku vyrai, jau iš pavadinimo. Drąsa, galia, jėga, ryžtas, siekimas, konkurencingumas yra labiausiai vertinami bruožai tokioje visuomenėje. O vyriškumo rodiklis parodo vyraujančių vaidmenų pasiskirstimą tarp lyčių. Aukštas arba žemas vyriškumo rodiklis parodo, ar visuomenėje vyrauja tradicinis vyro vaidmuo. Šalyse pasižyminčiose aukštų vyriškumo lygių vyrauja lyčių diferenciacija, vyriška visuomenė lyčių vaidmenys apibrėžia pakankamai griežtai. Tokiose kultūrose dominuoja vyro vaidmuo visuomenėje, tuo tarpu moteris užima antraeilį vaidmenį. Ir vyriškumu pasižyminčių šalių vertybės yra atkaklumas, ryžtas, konkurencingumas. Pateikiu pavyzdžius, kad tai yra Japonija, Austrija, Šveicarija, Didžioji Britanija, taip pat Jungtinės Amerikos valstijos, didžioji dalis Lotynų Amerikos ir artimųjų rytų šalis, Airija, Didžioji Britanija, Meksika, Vokietija, Australija, Šveicarija, Venesuela. Na, Lietuva jau turbūt nebe visiškai priklauso, nes didžiosios valdžios vietos yra užimtos moterų. Vyrai vis dažniau išeina ir vaikų priežiūros, tėvystės atostogų. Na, kaip jis sakė, tolerancija ir lygybė nugali. Šalyse, kur vyrauja žemesnis vyriškumo lygis, lyčių diferenciacija ir diskriminacija yra labai žema. Tokiose kultūrose moteris yra lygios prieš vyrus, bet kokiose visuomenės situacijose. Ir moteriškumu pasižyminčiose šalyse, Švedija ypatingai, Olandija, vyraujančios vertybės yra nuolankumas, rūpestingumas ir lygybė kitiems. Na, pasak Gertės Hofstede, moteriškai kultūrai labiau būdinga užuojauta ir simpatija silpnesniems grupės nariams, savitarpio pagalba, socialiniai kontaktai, akcentuojami šilti tarpusavio santykiai, atmetant tokias vertybės kaip dalykiniai santykiai ir pinigai. Tarpusavio santykiuose norima nuosaikumo ir kuklumo, o galios naudojimas yra visiškai nepriimtinas. Ir moteriškose organizacijose darbuotojai tikisi iš vadovo sulaukti sutarimo ir bendradarbiavimo, konsensuso, lygybės grupėje palaikymo, solidarumo ir kokybiško darbinio bendradarbiavimo. Dar vienas kultūros požymis tai yra neapibrėžtumo vengimas. Ši charakteristika nusako dviprasmybių ir spontaniškų idėjų toleranciją visuomenėje ir tai, kaip visuomenės nariai jaučiasi susidarius visiškai naujoms, netikėtoms sąlygoms. Aukštas neapibrėžtumo vengimo lygis nurodo taisyklėmis paremtą šalies valdymą bei jos siekį įstatymais, taisyklėmis, direktyvomis, kitomis apsaugos priemonėmis kontroliuoti šalies valdymą, siekiant išvengti nesusipratimų ar dviprasmybių. Žemas neapibrėžtumo vengimo lygis parodo tai, jog visuomenė yra priimtinesnė spontaniškoms idėjoms. Ji yra labiau lanksti, mažiau kontroliuojama įvairiomis taisyklėmis, greičiau prisitaiko prie naujovių ir yra linkusi priimti rizikingus sprendimus. Mūsų minėtas mokslininkas Hofstede pastebi, kad aukšto neapibrėžtumo vengimo šalyse, tai tokia kaip Graikija, Portugalija, Japonija, nevengiama suvokiamos rizikos ir tai padeda organizacijai siekti užsibrėžtų tikslų. Aukšto neapibrėžtumo vengimo kultūrose žmonės yra dažnai ekspresyvūs, aktyvūs, emocionalūs bei kartais agresyvūs. Ir aukšto neapibrėžtumo vengimo organizacijose
Darbuotojai dažnai jaučia stresą, jiems reikalingos formalios ir neformalios taisyklės. Šių taisyklių laikymasis dažnai pereina į punktualumą ir tikslumą. Dar aukšto neapibrėžtumo vengimo organizacijose vyrauja nuolatinė baimė suklysti, stresai bei susirūpinimo jausmas, pavojingais laikomi neįprasti dalykai ar situacijos. Mieliau rizikuojama, kai rizika yra pažįstama, o punktualumas ir tikslumas laikomi savaime suprantamais dalykais. Priešingai žemo neapibrėžtumo vengimo šalyse, pavyzdžiui, Švedija, Danija, Didžioji Britanija, neapibrėžtumas dažnai traktuojamas kaip normalus gyvenimo reiškinys, jaučiamas mažesnis stresas, vengiama emocionalumo ir nebijoma imtis atsakomybės. Įdomiais laikomi dalykai ir situacijos, kurie skiriasi nuo anksčiau buvusių įprastų. Taigi tokiose šalyse toleruojama novatariškumas, nuomonių įvairovė, liberalesnis požiūris į laiką ir punktualumą. Sekantis kultūros požymis dar gali būti tai ilgalaikė, trumpalaikė tikslų orientacija. Šios dimensijos arba požymio atsiradimas sąlygoja neįtikėtina Pietryčių Azijos ekonomikos sėkmė, kurios pasėkoje buvo atkreiptas dėmesys į šių šalių specifiškumą. Analizuojant Rytų Azijos šalių ekonominio augimo sėkmę, paaiškėjo, kad šis efektas gautas kaip Rytų Azijos entrepreniškumo pasėkmė. Ir šis regionas turi ilgalaikę orientaciją, jam būdingas taupumas, susilaikymas ir atkaklumas. Ši ilgalaikių tikslų orientacijos teorija iš tiesų kilo iš šios teorijos pradininko kino filosofo Konfucijaus, dar 500 metų prieš Kristų mokymų, kurie buvo dar vadinami konfuciniu dinamizmu. Taigi tikslų orientacijos rodiklis parodo, ar visuomenėje vyrauja atsidavimas tradicijoms. Ilgalaikis tikslų orientacijos rodiklis parodo, ar visuomenė yra linkusi vadovautis ilgalaikiais įsipareigojimais ir pagarba tradicijoms, kur vyrauja stipri darbo etika ir manymas, jog atlygis už sunkų darbą ateityje bus atlygintas su kaupu. Tačiau verslas tokioje visuomenėje vystosi vis dėlto labai sunkiai. O trumpalaikis tikslų orientacijos rodiklis parodo, jog visuomenė nėra linkusi remti ilgalaikės strategijos, tai yra ji nėra suvaržyta jokiais įsipareigojimais ateityje ir gali bet kuriuo momentu priimti visuomenės pokyčius. Pasak Hofstede, ilgalaikė orientacija apibūdina organizacijos polinkį taupumą, atkaklumą, ištvermingumą, toleruojamas rezultatų laukimas, stengiamasi investuoti į ateitį. Tuo tarpu trumpalaikės orientacijos organizacijose akcentuojama pagarba tradicijoms, socialiniai atsakomybei, pastebimos mažos investavimo galimybės. Taigi trumpalaikės orientacijos organizacijos orientuojasi į praeitį ir dabartį ir siekia greitų rezultatų. Ir aišku, naudojantis tuo kultūriniu dimensiniu modeliu, apie tuos požymius, kuriuos mes kalbėjom, dirbant skirtingų kultūrų visuomenėje, grupėse ar organizacijose, galima įvertinus ir panaudojus žinias apie darbuotojų kultūrinę patirtį ir skirtumus, rasti optimalų ir visus tenkinantį darbo, bendravimo ir komunikavimo būdą. Kai būtų atsižvelgiant į asmenų lūkesčius ir supratimą, siekiama efektyvaus tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo. Atskirai dar paminėtina Leviso kultūrų klasifikacija, kurios pagrindu yra teigiama, kad kelis šimtus tautinių ir regioninių pasaulio kultūrų būtų galima apytiksliai suskirstyti į 3 grupės. Tai yra vienaplanės kultūros, daugiaplanės ir santūriosios kultūros. Vienaplanės, tai kurių atstovai dėmesį telkia į tikslą ir yra itin organizuoti planuotojai. Daugiaplanės kultūros, kurių atstovai dėmesį telkia į žmonės, yra šnekus tarpusavio ryšio ieškotojai. Ir santūriosios kultūros, kurių atstovai yra intravertai, sutelkia dėmesį į pagarbą. Net ir pačiomis geriausiomis sąlygomis iš tikrųjų yra sunku efektyviai komunikuoti. Skirtingų kultūrų veiksniai akivaizdžiai kelia didesnių komunikavimo sunkumų tikimybę. Pranešimų kodavimo į simbolius ir dekodavimo procesas grindžiamas žmogaus kultūriniu fonu, todėl jis nėra vienodas visiems žmonėms. Juo didesnis siuntėjo ir gavėjo kultūrinio fono skirtumas, juo bus didesnis skirtumas tarp konkretiems žodžiams ir poelgiams suteiktos prasmės. Kilę iš skirtingų kultūrų žmonės
skirtingai mato, kaip jau mes ir kalbėjom, interpretuoja ir vertina dalykus, todėl į juos skirtingai ir reaguoja. Geriau suprasti kultūrinius barjerus ir jų pasiekmes skirtingų kultūrų komunikavimui galima išnagrinėjus kontekstui didelę reikšmę ir mažą reikšmę teikiančių kultūrų koncepcijas. Kultūros skiriasi pagal konteksto daromą įtaką prasmei, kurią žmonės išvelgia tame, kas buvo pasakyta ar parašyta, priklausomai nuo ištartų ar parašytų žodžių autoriaus. Tokios šalys kaip Kinija, Vietnamas, Saudo Arabija yra didelę reikšmę kontekstui teikiančios kultūros. Čia komunikuojant su kitais žmonėmis labai didelis dėmesys skiriamas nežodiniams arba subtiliems su situacija susijusiems signalams. Tai, kas nepasakyta, gali būti svarbiau už tai, kas pasakyta. Šiose kultūrose komunikuojant didelę reikšmę turi žmogaus oficialus statusas, jo visuomeninė padėtis ir reputacija. Ir priešingai Europos ir Šiaurės Amerikos žmonės yra mažą reikšmę kontekstui teikiančių kultūrų atstovai. Jiems pirmiausia žodžiai perteikia prasmę, o kūno judesiai ir oficialūs titulai yra antraeiliai, palyginti su ištartais ar parašytais žodžiais. Taigi kultūros, kurios kontekstui teikia didelę reikšmę, komunikuodamos kur kas daugiau pasitikė viena kita. Tai, kas pašaliniam žmogui gali atrodyti atsitiktinis ar nereikšmingas pokalbis, iš tiesų yra svarbus, nes šis pokalbis atspindi troškimą užmegzti ryšius ir sukurti pasitikėjimą. O didelę reikšmę kontekstui teikiančios kultūros žodinius susitarimus laiko rimtais įsipareigojimais. Taigi, kaip matote skaidrėje, kad vienaplanės kultūros atstovai laiką naudoja kryptingai, vienu metu jie dirba vieną darbą ir tokia seka, kokią yra nusistatę. Vienaplaniai kryptingi žmonės tokie kaip šveicarai, olandai, vokiečiai, amerikiečiai, skandinavai, austrai, britai, kanadiečiai, Naujosios Zelandijos gyventojai vienu metu daro vieną darbą, skiria jam visą dėmesį ir atlieka jį numatytų laiku. Jų manimų taip dirbant galima padaryti daugiau ir geriau. Ir taip pat čia nepriimtina pertraukti pokalbį ir įsiterpti, kai bendrauja kiti. Tuo tarpu daugiaplanės kultūros atstovai, pavyzdžiui, portugalai, laikosi daugiaplanės laiko sistemos, tai yra vienu metu daro daug darbų, dažnai visai nenumatyta tvarka. Ir šios kultūros žmonės yra labai lankstus. Pavyzdžiui, Portugalijoje yra savaime suprantama ir priimtina pertraukti pokalbį, įsiterpti, nors ir tai trukdo kitiems pašnekovams bendrauti. Ir daugiaplaniai žmonės nelabai paiso nei tvarkaraščių, nei punktualumo, jų laikosi tik to atveju, kai to reikalauja kryptingas partneris. Ir jiems tikrovė yra svarbesnė nei dirbtiniai susitarimai. Daugiaplaniai žmonės nemėgsta nebaigti kalbos. Jų manimų geriausiai laikas yra išnaudojamas, kai su žmogumi susitariama galutinai. Taigi tokie daugiaplanės kultūros atstovai yra Lotynų Amerikos gyventojai, arabai, afrikiečiai, indai, pakistanai, na ir iš Europos valstybių, ką galėtumėt paminėti, priskiriamų prie daugiaplanės kultūros atstovų. Kaip galvojat? Jau ir anekdotai apie juos ten sklando ir... Na, italai, ispanai, ne, kurie vis manjana ir taip toliau. Tai visos ir dar, aišku, kitos Viduržemio jūros pakrantės tautos, taip pat polineziečiai, portugalai, na, daugiaplaniai kultūrai yra priskiriami rusai bei kiti slavai. Kai vienaplanės kultūros žmonėms tenka darbuotis drauge su daugiaplanės kultūros žmonėmis, vieni kitus, aišku, neišvengiamai erzina. Jei vieni neprisitaiko prie kitų, nuolat kyla kas, abipusis nepasitenkinimas arba konfliktai. Kodėl, pavyzdžiui, meksikiečiai neatvyksta laiku? Kodėl jie nesilaiko terminų? Arba ardo planą, klausė vokiečiai. Jiems meksikiečiams tai yra visiškai natūralu. Jiegi sako, o kamgi laikytis plano, jeigu pasikeitė aplinkybės, tarkim? Arba kam laikytis terminų, jeigu skubinant gamybą nukenčia kokybė? Ir kam stengtis parduoti, tarkim, šiokį tokį kiekį klientų, jei žinome, jeigu jis dar nepasirengęs to pirkti. Taigi skiriasi mūsų požiūriai, ne mūsų, bet tautų, reiškia, valstybių piliečių požiūriai, skirtingų kultūrų atstovų požiūriai ir jie visiškai nesupranta ir dėl to kyla konfliktai. Nepaisant to, bendraudami skirtingų kultūrų atstovai daro vienas kitam poveikį ir tam tikrais atvejais ieško kompromisų. Na ir dar viena grupė be vienaplanių ir daugiaplanių kultūrų, dar minėjau, yra
santūriosios kultūros. Santūrios kultūros gyventojai yra Japonijoje, Kinijoje, Taivane, Singapūre, Korėjoje, Turkijoje ir Suomijoje. Ir kaip pastebėjot, tik tai Europoje Suomija yra ryškiausiai santūrūs gyventojai. Tačiau prie santūrių kartais galima priskirti ir britus, turkus, švedus. Tam tikrais atvejais jie užsikrečia savo klausimosi nuotaiką. Ir ką tai reiškia labiau santūrios, kad prieš kažką tai nuspręsdami santūrios kultūros atstovai dažnai įsiklauso į pašnekovą. Jie yra geriausi klausytojai pasaulyje. Ir jų mėgstamiausias bendravimo būdas tai yra monologas, tyla, apmąstymas, vėl monologas ir kai niekada dar būna ir sprendimas. Taigi vienaplanės ar daugiaplanės kultūros žmonės bendrauja dialogu, o suomiai, kaip ir rytiečiai, galvoja tylomis. Taigi, apibendrinant santūrios kultūros žmonių elgesį, bendraujant, ypač per dalykinius pokalbius, galima pateikti tokią seką, kad atidžiai klausosi, įsitikina ar gerai supranta antros šalies ketinimus, tyliai vertindami padėtį, toliau teiraujasi, reaguoja konstruktyviai, išklauso tam tikrą nepermatomumą, stebi kaip stipriasias savybės ar dėrybų padarinius, jais protingai pasinaudoja, gilinasi į smulkmenas ir kiek įmanoma tobulina. Na tai tiek tada apie tas kultūras.